Jo tikrai, lašiša yra žiauriai blogai, užauginta fermose, yra visiška nesąmonė. Maisto pramonė tai skanėstų tikrai yra prikūrusi. Ir tikrai, nevengiu, čia tai bent jau kaip ir skanu, o ten tai fermose užauginta, aš tikrai tokio maisto nesirenku. Labai dažnai girdžiu, kad daugeliui lašiša yra viena mėgstamiausių žuvų, tačiau daugelis atsisako ją valgyti dėl to, kad užauginta fermose yra sveikatai nepalanku ir tiesiog nebevalgoma išvis žuvies. Atkreipkim dėmesį, kaip mes jaučiamės nusipirkę greitai paruošiamų koldūnų, burgerį, kokia organizmo savijauta yra jūsų suvalgius greitą maistą ir kokia organizmo savijauta suvalgius žuvį. Taip, jinai nėra galbūt pati sveikiausia užauginta laisvėje, bet jinai yra žuvis, kuri turi gerųjų baltymų, kuri turi baltymų, kurie geriausiai pasisavinami baltymai, tai yra žuvies baltymai, turi omega-3 riebiųjų rūgščių, kurias gauname tik tai su maistu, jų niekur kitur mes negaunam, organizmas pats jų nesintetina, jos kovoja prieš uždegiminius procesus mūsų organizme ir yra būtinos, todėl žuvį valgykite, rinkitės, žinoma, atsakingai, jeigu yra galimybė, rinkitės laisvėje užaugintą žuvį, bet jeigu nėra galimybės, fermose užauginta žuvis su daržovėmis suteiks tavo organizmui daugiau naudos negu čipsų ar koldūnų pakelis. Tiko patarimas, neabejoju, spausk like, dalinkis su draugais. Jeigu norit tikrai paragauti aukščiausios kokybės žuvies ir pajausti, kokį poveikį jinai daro organizmui, atvyk pas mane į Tenerifę, kurioje suteiksiu ne tik tai žinių, gero maisto, gamybos įgūdžių, bet kartu ir keliausime per visą salą, pažinsi salą iš kitos pusės, iš vietinių čia gyvenančių, kurie tau parodys salą, ne tik tai jos paplūdimius, bet iš tikrųjų ir kultūrą, ir pamatysi, kokia jinai gali būti įvairi. Jeigu nori daugiau informacijos apie būtent šią kelionę, parašyk komentaruose noriu.